Sveiki visi atvykę į Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto tinklalaidę. Aš Neda Bučelytė. Ir aš Adriana Paukštaitė, o šiandien kalbėsime apie tai, kaip fakultetas keitėsi ir su kokiais iššūkiais susiduria šiandien. Šiandien mūsų viešnia yra docentė Rūta Kupetytė, kuri dirba LRT radijo laidų vedėja. Ryto garsų galite išgirsti ir 10-12 laidoje. Taip pat yra komunikacijos fakulteto dėstytoja bei nesenai apsigynusi disertaciją apie sovietinę propagandą. Sveiki, Rūta. Sveiki. Jūs viename interviu minėjote, kad į žurnalistiką stojot, nors tai net nebuvo jūsų svajonių profesija. Tačiau laikui praėjus pamilot šią profesiją ir visi tie stereotipai dingo. Tuo pat metu baigėt 2 bakalaurus, tai politikos mokslų ir žurnalistikos. Tad kaip šios dvi sritys praplėtė jūsų pasaulėžiūrą į komunikacijos mokslus, kadangi esat ir dėstytoja, ir mokslininkė? Taip, kaip jūs ir minėjot, kad žurnalistika tikrai niekada nebuvo mano svajonių specialybė ir aš nežinojau, kur noriu stoti po 12 klasės ir mėčiausi ir tarp politikos mokslų, ir tarp žurnalistikos, ir tarp istorijos, ir net fizikos kažkoks dalykas šiaip jau buvo, man atrodo, mano sąraše, nes aš mokiausi fiziką ir esu net fizikos olimpiadoje dalyvavusi, tai čia tokio mėtymosi truputį tarp skirtingų sričių. Ir tada, kai buvau 12 klasėje, pedagogai labai streikavo ir Klaipėda buvo tas regionas, kur mokytojai nevesdavo pamokų, nes streikavo. Ir atsimenu, atėjo tada iš Vakarų Ekspreso žurnalistai ir pradėjo klausinėti moksleivių, kaip jie čia jaučiasi. Ir aš tada pasakiau, kad ten menkas atlyginimas, menka motyvacija mokytojams dirbti kokybiškai. Ir kitą rytą išeina tokia antraštė: elgetiškas atlyginimas, menka motyvacija dirbti kokybiškai. Ir aš tada labai supykau ant visos žurnalistikos ir galvojau, kaip taip galima iškraipyti antraštės. Ir man atrodo, kad šitas kažkaip mane gal net pastumėjo ateiti į žurnalistiką, iš to tokio netgi gal pykčio žurnalistikai. Ir tada aš atvažiavau čia į konkursą, tada buvo dar stojamasis konkursas į žurnalistiką. Ir pamačiau, kad čia žiauriai faina, kad labai faini dėstytojai, kompetentingi dėstytojai, kad labai kursas nuostabus formuojasi ir kad čia galima daug pasimti. Ir taip aš atsidūriau žurnalistikoje. Ir kai atsidūriau čia, tada supratau, kad turbūt tai buvo geriausias sprendimas, koks galėjo įvykti, nes turbūt tai buvo širdies profesija, kurioje aš norėjau atsidurti pati dar to nesuvokdama. Ir tada pasikeitė visas požiūris į žurnalistiką. Ir man atrodo, to galbūt kartais neprofesionalumo, antraščių perrašymo, to clickbaito vadinamo, atsiranda iš būtent dėl to, kad žmonės ne visi žurnalistikoje yra baigę profesionalias žurnalistikos studijas, nebūtinai turi tą tokį gerą supratimą apie tai, kas yra žurnalistika, apie tai, kas yra žurnalistinis stuburas. Tai aš supratau, kad jeigu mes norim tų problemų žurnalistikoje išvengti, tai šitos studijos yra tam būtinos. Tam, kad susiformuotų toks žurnalistas, koks jisai turėtų būti. Klasikinis žurnalistas, gerai suprantantis, kas yra objektyvumas. Nors, aišku, čia yra daugybė diskusijų ir atsiranda ir naujų rūšių žurnalistikos, bet vis tiek, man atrodo, tik šitos studijos gali tai padėti suformuoti. Ir net kai jūs kalbėjote apie politikos mokslus, aš po to galvojau, kad aš noriu būti politikos žurnaliste. Dėl to aš įstojau 2 kurse ir į politikos mokslų studijas. Taip, jos buvo vertingos, jos tokios buvo giluminės studijos, bet vėl, kai žmonės įsivaizduoja politikos mokslų studijas, jie galvoja, kad jie čia mokysis, tai Seimas kaip veikia, bet iš tikrųjų tai yra daug filosofijos, daug teorijos ir tokios mąstymo studijos. Tai turbūt, kad aš po to iš praktikos, jau dirbdama kaip politikos žurnaliste, tokio apie politiką supratimo, to tokio praktinio supratimo, kurio reikia žurnalistikai, daugiau pasisėmiau šitose studijose ir būtent praktikoje, jau dirbdama kaip politikos žurnaliste. Bet kaip aš sakau, tai ką išmoksi, tai kur gilinsies niekada nenešiosi ant pečių, ir kai kartais atsiranda tų svarstymų, o tai gal man geriau stoti į ekonomiką ir tada žurnalistu būti, o gal man geriau stoti į politiką ir tada ten magistrė į žurnalistiką. Tai aš savo pavyzdžių galiu kalbėti, kad jeigu reikia gero žurnalisto, kuris geba ne tik giliai mąstyti, bet ir perteikti informaciją, nes tai, kad mes kalbėsime sudėtingomis kažkokiomis koncepcijomis, nebūtinai reiškia, kad supras visuomenę. Aš kartais vadinu, kad žurnalistas tai yra vertėjas. Žurnalistas, kuris labai gerai supranta, ką sako pašnekovas, ir geba tai perpasakoti auditorijai, kad ji irgi suprastų, nes auditorija labai skirtinga. Kažkas gal neturi aukšto išsilavinimo, kažkas turi daktaro laipsnį, tai turi gebėti pritaikyti visiems. O ką pastebite keičiantis studentų kartose?
Studentų kartose, tai čia mes galim apie Z, Y kartas pradėti kalbėti, aš iš Y, jūs jau iš Z kartos. Ir kaip pasakau, kai mes pradedam lyginti kartas ir sakyti, kad mes tai čia buvom labai, pavyzdžiui, įsitraukę į studijas arba dar kažkaip, tai tada pradedi senti. Tai dėl to nemėgstu to lyginti ir sakyti, kad, pavyzdžiui, mes ten buvom tokie, o dabartiniai studentai yra kitokie. Man atrodo, visi turi labai daug privalumų. Kas buvo mano, sakykime, kurse, galbūt toks privalumas, bet jisai net buvo ne kartos privalumas, bet tiesiog tada buvo ekonominė krizė Lietuvoje. Ir tokio dalyko, kuris dabar yra įprastas, kad studentas kur nors dar dirba kokioj nors kaviniai, ar dar kur nors po paskaitų, jisai tiesiog buvo neįsivaizduojamas. Tai tada kažkuo tą laiką turi užpildyti. Dėl to mes prisigalvodavom netgi labai daug tokių papildomų užduočių. Pavyzdžiui, yra kažkiek užduočių, kiek reikia padaryti, tai mes prašom, kad dar tų užduočių duotų daugiau. Arba pradėjom tokią kurti netgi savotišką konkurenciją gal kurse, kartais, kai aš pagalvoju, kad vieni kitiems taip kartelę užkėlėm, nežinau, ar visada gerai ta konkurencija yra, bet jinai kartais duoda gerų rezultatų. Bet iš kitos pusės, tai aš kaip pagalvoju, tai dabartiniai studentai, nu jie tikrai yra drąsesni ir kalbina, ką tik nori. Pavyzdžiui, ten tiesioginių radio laidų rengimas, tai ten nuo Seimo pirmininkės kalbėjai yra iki atlikėjų, kas buvo neįsivaizduojama, sakykime, mano laikais, kad tu galėtum taip drąsiai ateiti ir tai daryti, arba atsimenu, praėjusiais metais pirmakursiai jie turėjo rinkimų temą, pirmoji žinutė jų gyvenime, kurią jie rašo, jiems reikėjo vyriausiosios rinkimų komisijos pozicijos ir praktiškai visiems, tai 50 studentų, ir jie tada tiesiog susiorganizavo vyriausiojo rinkimų komisijos spaudos konferenciją. Tai manau, kad kartu jie yra ir drąsesni. Nors kartais mes bandom sakyti, kad studentai gal čia mes nebijodavom paskambinti, kam nors bijojau aš paskambinti irgi. O dabar jau čia visi bijo eiti į kontaktą. Tai ne, tai visos kartos, manau, turi savo privalumų ir dabartiniai studentai, manau, padaro tikrai geresnių ir tokių rezultatų, kurie gali keliauti tiesiai į eterį. O pati pradėjo dėstyti būtent COVID-19 pandemijos metu. Tai kaip tuo metu pats universitetas transformavosi, kadangi atsirado ir nuotolinės paskaitos? Pati pradžia dar buvo, kai nežinojom, kaip čia gyventi. Ir mano dėstymas vėl, dėstytojai ateina skirtingai į universitetą. Vieni, pavyzdžiui, yra geri praktikai, bent jau žurnalistikos studijose, ir tada juos kviečiam dėstyti praktinius dalykus, bet jie taip kaip įsivaizduoja tą dėstymą, taip tas dėstymas ir vyksta daugiau mažiau, ten aišku, kalbantis su studijų programos komitetais, su administracija. Mano kelias buvo toksai tradiciškesnis, kaip yra pradedama dėstyti universitete. Aš įstojau į doktorantūrą ir doktorantūrai tu turi studijuoti tam tikrus dalykus. Ir vienas iš tų dalykų yra universitetinė didaktika, paprastai kalbant, tai yra mokymas dėstyti. Tai metus laiko aš ten klausiau teorinės paskaitas, kaip dėstyti, kaip turi atrodyti skirtingi ten programų tinkleliai, kiek studentas valandų kam turėtų skirti, ką daryti, jeigu studentas užmiega, pavyzdžiui, per paskaitą, kaip reaguoti. Nuo to iki kaip keitėsi pati universiteto idėja. Tai aš atėjau jau po metų būtent tokių studijų, išlaikius egzaminus dėstymo, jeigu galima sakyti, ir tada man prasidėjo dėstymo praktika. Tai mano pirmieji metai dar net nebuvo toks tikras dėstymas, tai buvo dėstymo praktika. Ir taip, tai prasidėjo COVID-19 pandemijos pradžioje ir tai yra tavo pirmas susitikimas su studentais ir jis nėra normalus. Tu supranti, plus tai yra pirmakursiai. Ir aš atsimenu, tada iš fakulteto atkeliavo laiškas, kad kam reikia mirtinai dėstyti gyvai, galima kažkiek gyvai, ne nuotoliu. Man žinoma, reikėjo mirtinai dėstyti gyvai. Ir mes tada sėdėjom visi su kaukėm, o aš dar atėjau su tokiu, beveik kaip skafandru netgi. Nes būdavo tokie nebūtinai kaukės, bet tokie permatomi, uždedami. Aš įsivaizduoju, kaip aš komiškai turėjau atrodyti studentams. Tada ten auditorijai karšta, tas skafandras čia ant galvos, aš jau suprantu, kad man galva svaigsta ir nuo nervų, ir nuo karščio, ir nuo to, kad trūksta oro. Studentų tu iš veidų negalėt pažinti kažkur sutikęs, nes jie visi su kaukėmis, tai tokia buvo įdomi atmosfera. Ir aš tada bijojau studentams pasakyti, kad čia jie yra mano pirmieji studentai. Ir aš nesakiau, jie to nesuprato. Jie to nesuprato iki 4. kurso ir 4. kurse, kai jau buvo jų diplomų įteikimas, aš tada per būtent diplomų įteikimą pasakiau jiem ir pripažinau tai. Bet jie buvo nuostabūs studentai, iš tikrųjų tai buvo nuostabi karta, kuri
be galo tokio įkvėpimo atnešė. Ir jeigu aš galvojau prieš dėstant, kad aš jau viską apie save gyvenime žinau, galiu prognozuoti visas savo reakcijas, tai tada paaiškėjo, kad nė velnio aš nežinau ir kad studentai kartais gali tavį tokių emocijų iššaukti ir tokių reakcijų, kurių tu net neįsivaizduoji. Nes neįsivaizduoji kartais, kokių klausimų gali kilti gyvenime, kuriuos atneša studentai. Tai yra nuostabu. Ir aš tada ir studentams sakiau, tiems savo pirmiesiams studentams, kad gražiausias dalykas, kuris įvyko per tuos metus, man buvo būtent pradėjimas dėstyti ir pažinti su tais studentais. Tai jie dėl to yra tokie visada mano širdyje. Tie pirmieji studentai, su kai kuriais mes kartu jau ir dirbam praktikoje, tai tas santykis turbūt žurnalistikos studijose ypatingai greitai pasikeičia tarp žurnalistikos dėstytojo ir studento, ypač jeigu tas dėstytojas kartu dirba ir praktinėje veikloje. Tai kaip tik ir kalbėjote apie dėstytojus praktikus, tai ką studentai gauna iš tokių dėstytojų? Tai praktinės žinias, jeigu galvojam apie tai, į ką tai yra nutaikyta. Ir žinoma, yra labai svarbi teorija ir kartais žurnalistikos studentai net nenori pripažinti, jie nori būti tik tai profesionaliose studijose, filmuoti, kalbėti, iškart rašyti straipsnius, bet ta teorija irgi yra labai svarbi. Žurnalistikos studijos nėra tik apie tai, kad tu gebi parengti reportažą gerą. Tu turi gebėti kritiškai analizuoti ir suprasti žiniasklaidą. Mes žiniasklaidoje turėtumėm žymiai mažiau problemų, jeigu patys ten dirbantys žmonės būtų kritiški ir turėtų būtent tą žinojimą, kuriuo galėtų remtis, ką ir duoda žurnalistikos studijos. O praktikai dėstytojai jie atneša būtent tas naujausias tendencijas iš žurnalistinės praktikos, pavyzdžius, kasdienės situacijas, kurios yra beproto svarbios tos teorijos iliustravimui. Bet kaip aš sakau, žurnalistikos studentai irgi turi atnešti naujovių į praktiką ir pasiūlyti naujovių, ir dėl to mes ir dabar programoje įvedam tokį naują dalyką, žurnalistikos inovacijų laboratoriją, kurio idėja ir bus, kad studentai bendrautų būtent su praktikais, tas bendravimas su praktikais svarbus, bet kad praktikai įvardytų problemą. Pavyzdžiui, nežinau, ką daryti, kad ten jaunimas vartotų žiniasklaidą kasdien. Ir tada studentai pusę metų tyria, ką daryti, daro su studentais galbūt arba jaunai žmonėmis apklausas, analizuoja, kokius pavyzdžius siūlo kitos šalis, o ką teorija apie tai sako ir kad būtent praktikai pasiūlytų studentai taip pat naujovių, kurios padėtų tobulinti žiniasklaidos organizacijas. Kaip pačią žurnalistiką ir kaip jos ateitį matot fakultete ir galbūt kaip matot, kad pats fakultetas tam ruošiasi? Tai jeigu mes žiūrime pastarųjų metų tendencijas, kalbant apie bakalauro žurnalistikos studentus, apskritai toks jausmas, kad kai pasižiūri į stojančiuosius, kad žurnalistika dabar yra tokiam pike. Ir jeigu mes pasižiūrime praėjusių metų stojimo rezultatus, kai jau po to visi susumuojami rezultatai, su kokiais balais stojo studentai, kiek studentų stojo į vieną vietą, tai žurnalistika yra visam Vilniaus universitete 6 vietoje. Tai yra beproto aukšta vieta ir jinai kyla. Jeigu užpernai buvo 8, dabar 6 vieta, tai aukščiau ten yra odontologija, psichologija, tos visiškai specialybės, kur dabar visi apie ką kalba, tai šitos tendencijos, jos yra nuostabios. Tai reiškia, kad žmonės nori būti žurnalistais, jie nori kokybiško žiniasklaidos, kokybiško turinio ir matom tą rezultatą ir labai labai džiaugiamės, kad tikrai tų studentų, jeigu mes priimtumėm daugiau, nes mes turim ribą, kiek priimam studentų ir ta riba yra 50 studentų, tam, kad jūs turėtumėte kokybiškas studijas televizijos studijose, radio studijose, nes daug čia yra individualaus darbo ir jūs patys žinot, kad kai kur 10 studentų būna tokios grupelės, kad turėtumėt individualų tą grįžtamąjį ryšį, bet jeigu mes norėtumėm priimti, nežinau, 100 studentų, būtų 100 žurnalistikos studentų, bet mes turim ribą, kiek priimam ir daugiau ne, tam, kad tos studijos būtų kokybiškos. Kitas dalykas, jeigu pasižiūrime tai, su kokiais rezultatais išeina studentai, tai vėlgi yra daromos reitingų žurnalo apklausos, kur yra apklausiami darbdaviai, žiūrimas atlyginimas studentų ir daug įvairiausių rodiklių, tai vėl ten yra virš 95% žurnalistikos programos vertinimas. Tai šitie rezultatai yra tikrai labai labai geri ir tik tai norisi, kad studentai gebėtų tai iškomunikuoti ir gebėtų didžiuotis tą programą, kurioje jie studijuoja. Na tai tokia gražia nota galime ir pabaigti. Ačiū labai, kad atvykote ir kad sutikote su mumis pasikalbėti.